Kartais žiūriu ir galvoju, kam tu tiek visko darai per apšilimą. Bendrinis apšilimas visam kūnui gali duoti nebent pojūtį, kad tu kažką padarai. 5 minutės dviračio, elastinės gumos, keletą aktyvacinių pratimų ir vuolia, tu įsivaizduoji, kad jau esi pasiruošęs kelti sunkią štangą. Raumenys, sąnariai ir nervų sistema prisitaiko labai konkrečiai. Jei ruošiesi lenktis, kelti svorį nuo žemės ir kontroliuoti stuburą apkrovoje, tai apšilimas irgi turėtų būti lenkimas, kėlimas ir stuburo kontrolė apkrovoje. Šiame pavyzdyje darau mirties traukos variaciją. Tai nėra tiesiog deadliftas, tai miksas tarp pritūpimo, rumuniškos traukos ir klasikinės traukos. Todėl ir atitinkamas apšilimas. Į apšilimą įtraukiu rumunišką trauką, deadliftą ir kelis pritūpimus. Pradedu nuo tuščios štangos. Jokio skubėjimo. Tikslas - judesio kontrolė, amplitudė ir pojūtis, kad ne jinai mane, o aš ją. Su tuščia štanga darau tiek pakartojimų, kiek reikia tam momentui, kol pajaučiu, kad judesys susidėliojo ir galiu pridėti šiek tiek svorio. Tada palaipsniui didinu apkrovą ir darau kelis pakartojimus. Dažniausiai 6-8 su labai lengvu svoriu, gerokai mažesniu nei 50% to, su kuriuo dirbsiu šiandien. Kuo esi stipresnis, to pradedi nuo mažesnio procento. Toliau apšilimas tampa labai paprastas ir logiškas. Mažiau pakartojimų, daugiau svorio. Mano atveju tai dažniausiai yra 10-20 kg šuoliai. Paskutinis 2 ar 3 apšilimo serijas atlieku su jau gana dideliu svoriu, bet tik po vieną pakartojimą. Tai leidžia nervų sistemai prisitaikyti prie apkrovos, bet nepavargti prieš darbinę seriją. Visas šitas apšilimas yra skirtas vienam konkrečiam judesiui. Ne bendrai treniruoti ir ne visam kūnui, o tam judesiui, kurį tuoj darysi sunkiai. Jei apšilimo metu pavargsti tarsi kaip per treniruotę, jis yra per sunkus. Jei po apšilimo jautiesi pasiruošęs kelti, o ne pavargęs, viskas padaryta teisingai.